skirtumėte laiką. Ačiū gerbiamą posėdžio pirmininkę, gerbiami kolegos. Man iš tiesų lengva kalbėti, nes per šį pusmetį labai gerai turbūt pagerinom santykius su premjeru. Jis pradėjo pastebėti, kad aš esu jaunas žmogus ir aš iš tiesų esu jam dėkingas už šį pastebėjimą. Tačiau aš irgi pastebiu, nežiūrint tai visas gerasias jūsų savybės, kai kurias savybės, kurias jūs turite ir blogas. Tai turbūt pirma savybė bloga, kurią jūs turite, tai yra nepatiklumas. Jūs nepasitikite premjerę nieko. Ne tik tais opozicija, bet netgi ir savais. Nes jūs visą laiką praleidžiate posėdžių salėje. Jūs turite 48 komisijas, kuriuose turite dirbti. Be to turite ir premjero darbą. Aš jau nekalbu apie tai, kad turite važinėti po šalį, kad turite susitikti su savivaldybių atstovais, su žmonėmis galų gale ir išklausyti jų problemų. Kad spręsti problemas reikia žinoti, kokios tos problemos. Aš matau, kad jums iš tiesų problematiką visą Lietuvos perduoda tik patarėjai. Tai geriausia jas, aišku, išgirsti iš pirmų lūpų. Kita jūsų savybė ta, kad jūs esate nenuoseklus. Jūs priimate sprendimus, pats neįsitikinęs, kad tie sprendimai bus teisingi. O tai veda tautą į nežinę ir, aišku, dėl to nukenčia visa Lietuva. Nes ne kartą jau buvom išsakyta ir kolegų pastabų, kada jūs priimate sprendimus, po kiek laiko atsisakote tų sprendimų, duodate pažadus, paskui tos pažadus atsiimate. Tai iš tiesų tas jūsų toks nenuoseklumas, baugina žmonės. Nes iš tiesų, jeigu jūs pats netikite tuo, ką darote, tai kaip žmonės gali patikėti? Kaip opozicija gali patikėti jumis? Jūs šiandien atėjot pas mus į frakciją ir iškart pasakėt pirmus žodžius, tik įėjęs. Aš netikiu, kad jūs už mane balsuosite, bet aš atėjau. Tai jeigu jūs pats netikite, tai kaip jūs norit mus įtikinti, kad mes už jūs balsuotumėm? Aš tikrai buvau pasiruošęs už jūs balsuoti, tikrai. Nuoširdžiai sakau. Bet kai jūs pasakėt tokius žodžius, tai tikrai esu priverstas dabar balsuoti priešingai. Jūs sakote, kad jūs turite gelbėjimo planą, bet iš tikrųjų jūs plano neturite. Planas, aš suprantu, veiksmų planas tai yra toks darinys, kada jūs žinote, susiplanuojate ir žinote, ką darysite. Įvykdę vieną žingsnį, žinote, kokį žengsite kitą žingsnį. Tačiau jūs parašėte tą planą, atidavėt jį žiniasklaidos atstovom, o patys darote viską atvirkščiai. Tai aš nesuprantu tada, koks ten buvo planas ir kam jis buvo skirtas. Šiaip geras strategas visada turi planą puolimo, planą atsitraukimo ir dar vieną rezervinį. Tačiau mes matom, kad jūs nei puolimo, nei atsitraukimo, nei rezervinio plano neturite. Jūs gyvenate šią dieną, o kitą dieną, kurią atneš rytojus, jūs nežinote, ką darysite. Kai išauš, tada priimsite sprendimą. Ir tą esate ne kartą užakcentavęs. Tai iš tiesų kelia nuostabą tokie lyderio sprendimai. Ir tokių lyderių tada visiškai pagristai abejoja tauta. Aš nežinau, kuom jūs žavite valdančią koaliciją, kad jie taip aklai jumis tiki. Ir kiek dar jiem reikės laiko pamatyti, kad jūs iš tiesų turite tuos trūkumus ir tuos trūkumus aiškiai parodote. Bet aš manau, kad laiko jau liko nebedaug. Neabejoju, kad jūs šiandien patvirtins jūsų kandidatūrą ir jūs toliau būsite premjeras, bet aš manau, kad ir tikiu tuo, kad tikrai neilgam. Ir duok Dieve, kad jūs išbūtumėt kadenciją iki šių metų pabaigos. Na ir pabaigai aš noriu jums pasakyti. Aš puikiai žinau, kad žmogus pyksta įžeistas tik asmeniškai, bet gal aš jūs nekartą esu ir įžeidęs asmeniškai, bet noriu pasakyti, kad pyktis žmogų visada sužlugdo ir padaro tik silpnu. Tai jeigu taip ir buvo kažkada, arba jeigu jūs dėl kažko pykstat ant opozicijos ar ant manęs asmeniškai, tai siūlau šios savybės irgi atsikratyti. Ir
nebepykti. Tai linkiu jums sėkmės ir visus agituoju už tai, kad balsuotumėt prieš premjero kandidatūrą ir suteiktumėt jam galimybę dar pasitaisyti.